Sustojame apžvalgos mažoje aikštelytėje, artėjame prie Yellowstone'o, iki jo kokias dar 4 valandos kelio, bet labai gražus jau peizažas, gražus kalnai. Upė apačioj girdžiu šniokščia, va ten, vat. Labai gražu. Va čia, vat, yra matosi upė apačioje. Labai gražiai. Čia sėdi Maja, va. Ant stulpo. Ai, va čia dar gražus kalnai iš šitos pusės matos. Va, koks namas, va tokį norėtų Giedrius. Sustojom dar vienoj vietoj. Jau 5 kilometrai, 5 mylios iki Yellowstone'o pradžios. Norėjom prie upelio arčiau, norėjau sustoti. Jis labai negilus, bet mačiau žvejai gaudo žuvis, čia matyti yra upėtakių. O va ten, va aukštai, va, erelis skraido. Jis virš mūsų praskrido. Dabar jis jau labai aukštai pakilo, matėm jį iš arti. Kur dar? O, dar vienas, tikrai. Ten erelis. Jie čia galbūt žvejojo, gal kokių zuikių ieško. Tai nusileisim prie upelio, labai norisi pažiūrėti. Filmuojam. Va, nusileidom arti. Vanduo labai skaidrus. Na va, nusileidome mes prie upelio. Maja su pižama tiesiog atsibudo ir pamatė upelį, norėjo apsižiūrėti, pasivaikščioti. Tai paliesiu aš tą upelį. Oho, šaltas. Tikrai šaltas. Kaip kalnų upelį ir priklauso. Labai įspūdinga vieta.